Sveiki. Šiandieną pakalbėsim apie tai, kodėl Dievas kartais neatsako į mūsų maldas. Ir, kaip matote, mano veido nebėra, nes galvoju, kad gali atsibosti tas pats pašnekovas. Bandžiau įrašinėti lauke, tačiau didelis triukšmas, todėl tiesiog bus gražus vaizdo įrašai. Juk svarbiausia yra mūsų pašnekesys. Žinoma, drąsinu, raginu visus, kurie norėtumėt rašyti, klausti, komentuoti. Jeigu kyla klausimų, reikia ieškoti atsakymų. Taigi, dėl ko Dievas tyli, nors mes kartais meldžiamės, bandom užmegzti ryšį su juo. Pirmas aspektas tai yra mūsų tas nepasirengimas užmegzti ryšį su tuo, kuris, žinome, kad trupučiuką dabar toks nukrypimas į šalį. Jūs žinote, kad mes gyvename 3D išmatavime, yra, galima dar įvesti tą laiką kaip 4D išmatavimą, o mokslininkai yra įrodę, kad anapus visata yra sudaryta maždaug iš 11 arba net 12D išmatavimų, tų dydžių. Ir mums trūksta žodžių net įvardinti, kas galėtų sudaryti tuos 11, 10 ar gal net dar daugiau išmatavimų. Ir štai mes iš savo tos, gana plokščios suvokimo ir būties erdvės norime užmegzti kontaktą su tuo, kuris ten kažkur anapus. Tai būtų kažkas labai panašaus, jeigu mažas kirmėliukas, kuris gyvena tik tai 2 išmatavimų plokštumoje, bandytų užmegzti ryšį su mumis, žmonėmis. Deja, tas kirmėliukas net nemato mūsų žmonių, nes jis gyvena 2 išmatavimų plokštumoje. Tačiau mes tą kirmėliuką matome, jį galime net paimti, iš visų pusių apžiūrėti. Tai kažkas panašaus yra ir su mumis. Mes esam kiaurai matomi. Mūsų laikas anapusybėje nėra toks, kaip mums jis teka, tik pirmyn ir niekada atgal. Ten laikas visai kitaip, gal laiko iš vis nėra, visa erdvė visai kitaip išsidėsčiusi. Taigi mes iš savo to, gana mažo išmatavimų kiekio norim užmegzti ryšį su asmeniu, o krikščionybėje Dievas yra asmuo, užmegzti ryšį su asmeniu, kuris yra ten, toje visatoje, kuri yra kažkas mūsų protui nesuvokiama. Todėl tas ryšio užmezgimas yra irgi ypatingas būdas pirmiausia nuteikti savo širdį. Būtent mūsų dvasioje, mūsų širdyje nėra ribų, nėra išmatavimų. Mes per akimirką galime pajusti ryšį su kitu žmogumi. Mes turime nuojautą, intuiciją. Mūsų atmintis gali bet kur ir bet kada, bet kokioje vietoje atsidurti per sekundę. Tai, kas mūsų viduje vyksta ir kas mūsų viduje yra nepamatuojama ir neištiriama, tai ir yra tos anapusybės atspindys. Mes galime užmegzti ryšį su savo mirusiais, vien prisimindami juos. Mes galime nukeliauti laiku į ateitį, į praeitį, įsivaizduoti, kurti, svajoti, sapnuoti. Mes sapne net skraidome. Taigi mūsų vidus yra pajėgus užmegzti ryšį su anapusybė. Tačiau labai dažnai dėja mūsų išoriniai dalykai trukdo tą mūsų vidui išsiskleisti, atsiskleisti. Jeigu įsivaizduotume mūsų sielą kaip, tokį švarų, baltą debesėlį, kažkokį tai šviesos, meilės, džiaugsmo, kažkokį tai apskritimą, sakykime, tai jį gaubia deja daugybė sluoksnių ir kartais nepramušamų sluoksnių. Nekalbu čia apie tuos sluoksnius kaip fizikinis, tas fizinis kūnas, ta mūsų visa erdvė fizinė ir tas mūsų materialusis kūnas, kuris irgi labai daug lemia, kartais trukdo tam ryšiui atsirasti.
Nekalbu čia apie tuos psichologinius dalykus, sužeidimus, traumas, įvairius nusistatymus, nuostatas, charakterio ypatybės. Bet vienas, tokių baugiausių, ko gero, žmogaus paklydimų, tai yra tikėjimas ideologija, įstatymu, politika labiau negu Dievu. Tikėjimas ideologija dažnai nutildo žmogaus sąžinę. Štai pavyzdžiui, žinome puikiai, kad ir Rusijoje žmonės meldžiasi tam pačiam Kristui, Dievui, tačiau jie netiki Dievu, jie tiki Putinu, jie tiki ideologiją. Jie ideologiją pavertė tą dievybę, kuri jiems yra aukščiau visko. Ir tada Dievas netenka tos prasmės, Dievui nebėra vietos jų širdyse, jų dvasioje. Jų dvasia tampa pavergta, jų sąžinė tampa pavergta. Bet taip nutinka dėl to, kad jie leidžia tam įvykti, kad jie nemąsto, kad jie leidžia savo suvokimui, būti užtemdytam. Jie leidžia savo sąmoniai būti užtemdytai. Mes tikrai žinome iš mūsų senelių ir prosenelių istorijų, kad niekas negali žmogaus paveikti, jeigu žmogus neleis. Taigi vienas didžiausių trukdžių žmogui užmegzti ryšį su Dievu yra nustumti Dievą į kažkur į pašalį, o pačiam žmogui tikėti ideologijomis labiau negu Dievu, politika, įstatymo raide arba tam tikrais įsitikinimais. Kiek žmonių tiki krikščionybę, bet ne Dievu? Kiek žmonių tiki katalikybę, bet ne Jėzumi Kristumi? Daugybė katalikų neturi ryšio su Jėzumi, neturi ryšio su Dievu, bet vadina save katalikais. Vadinasi, jiems pirmoje vietoje yra įsitikinimas. Kiek daug sąmokslo teorijų, įvairių netikrų, kažkokių nesąmoningų dalykų, kurie sugriauna tą dvasios galimybę prasiveržti kažkur giliau, aukščiau. Ir kai mes kalbam apie ryšį su Dievu, tai žinome, kalbam apie tą ryšį savyje, nes mes neužmezgame ryšio su Dievu, kuris sėdi ant debesėlio. Ir štai čia prieiname dar prie vieno punkto, tai klaidingi Dievo įvaizdžiai. Būtent klaidingas įsivaizdavimas apie tai, kas yra Dievas, neleidžia mums užmegzti ryšio. Žmogus, kuris negerbia savęs, kuris neturi savigarbos, kurio orumas yra sutryptas, jis nejaučia ryšio su savimi, o tada labai sunku užmegzti ir ryšį su Dievu. Tačiau paradoksas tas, kad jeigu žmogus valingai per Jėzų Kristų meldžiasi Dievui, dažnai Dievas atstato, padaro tą kažkokį vidinį stebuklą, didžiulę transformaciją ir žmogus pasikeičia, atsistato jo vidinis orumas, jo ta vidinė galia keistis, eiti pirmyn. Ir štai čia yra tas tikrai dvasingumo paradoksas. Tų paradoksų labai daug yra dvasiniam gyvenime. Kitas dalykas, žinoma, yra nuodėmės. Nuodėmės, kurios trukdo žmogui užmegzti ryšį su Dievu. Ne tik klaidingi Dievo įvaizdžiai. Nes tie klaidingi Dievo įvaizdžiai dažniausiai ir kyla iš žmogaus nuopuolio. Klystantis žmogus dažnai labai klaidingai ir įsivaizduoja Dievą, žinoma, jis klaidingai vertina ir save. Čia yra tarsi užburtas ratas, tarsi labirintas. Žmogus nusideda, daro klaidas, nuodėmes, pats savęs nemato iš šalies. Ir štai čia be to dvasinio vadovo, be sielovadininko, be palydėtojo, be vedlio, kelionė į save tampa kelionė į niekur. Ir žmogus, kuris nemato savęs iš šalies, neįvertina savo prasižengimų, savo klaidų, jisai mano, kad jis viską daro gerai, jis gali net melstis tą lūpų maldą, bet jo maldos nebus išklausytos. Žinoma, jis gali turėti kažkokią tai psichologinį įsitikinimą, gali kol kas kurį laiką viskas klostytis neblogai, vienaip ar kitaip.
tačiau to giluminio ryšio su Dievu jis niekada nepajus ir anksčiau ir vėliau ištinka nelaimės, žlugimai ir kiti įvairūs išbandymai, per kuriuos Viešpats ir sako: žmogau, pasižiūrėk, kas trukdo tam ryšiui su savastimi, su savimi, su tuo sąmoningumu, su tuo blaiviu, aiškiu žvilgsniu į save, į savo poelgius, į savo paklydimus. Nes tie paklydimai, kaip minėjau, ir kuria klaidingus Dievo įvaizdžius. Tada ir Dievas gali atrodyti arba teisėjas, arba kažkoks kvailas senelis su stebuklinga lazdele, o gal iš viso neaiškus kažkas, kuris, iš Biblijos, kurios praktiškai niekas nėra perskaitę ir tik tai nuogirdom kažką girdėję, nebandė įsigilinti. Iš vis tas Dievas nesuprantamas. Jėzus Kristus, anokščiai herojus atrodo, kuris, aukojasi už kitus. Ir štai tokio žmogaus širdyje iš esmės nėra vietos ryšiui su Dievu. Net jeigu jis ir stengiasi, net jeigu jis ir ieško to ryšio su Dievu, bet jo paties užsisukimas savo klaidose deja užburto rato nepanaikina. Ir čia yra bene vienas liūdniausių dalykų, nes tokių žmonių yra daugiausia. Kadangi dirbdama Karito benamių dienos centre, aš pastebėjau, kad žmogus pasiekęs dugną kartais netgi greičiau pakyla, nes jau dugnas pasiektas. Ir jis jau nebeturi ko prarasti, jis nebeturi ką savo meluoti, jis jau viskas, jis jau yra žemumose ir tos žemumos tokios akivaizdžios, kad tada jis pamato save, pamato savo tą realybę, tiesą ir būtent nuo to atsispiria ir labai dažnai pakyla. O žmogus, kuris plūduriuoja tarp savo klaidų, nusižengimų, tokio labai, negražaus mėginimo save pateisinti, išteisinti, pateikti save gražiai. Daugybė yra. Mes visi, ko gero, esame šitam tokiam viduriniam plūduriavimo sluoksnyje, kada ryšys tada su Dievu tampa toksai praktiškai net ir nereikalingas žmogui atrodo. Nes susikuria žmogus tą išorinį, pakankamai vidutiniškai neblogą materialų gyvenimą ir tada žmogui atrodo, o ką man tas Dievas, ką man tas tikėjimas, kas nuo to pasikeis. Ir net jeigu nutinka blogi dalykai, žmogui net nešauna į galvą, kad čia yra būdas jį apsukti į kitą pusę. Paprastai toks žmogus tai priima, visiems gyvenime juk taip nutinka, visiems gyvenime yra tam tikrų išbandymų, bėdų. Ir žinoma jis teisus, čia labai sunku atsakyti į klausimą, kam žmogui, kuris gyvena vidutiniškai neblogai, reikalingas tikėjimas. Į tokį klausimą gali atsakyti tik tai tikintysis ir mano atsakymas jau buvo ankstesnėme video vaizdo įraše, tai kai atsakiau, kad būtent požiūris į įvykstančius dalykus leidžia mums džiaugtis tikėjimo vaisiais. Taigi tas ryšys su Dievu, jo ryšio to nebuvimo kaina yra milžiniška. Milžiniška dėl to, kad tada žmogus iš esmės gyvena tarsi aklas, tarsi kurčias. Žinoma, jis gali netgi užimti tam tikrus postus, viskas jam gali sektis, viskas būti puiku, bet jo sieloje giliai yra tamsa, klaidžiojimai, daugybė dievų, stabų, įvairių teorijų, sąmokslų. Tokiu žmogum lengva manipuliuoti ir paprastai galima atsekti, kad kažkur yra kažkokie tai, tam tikri nuolatiniai nesėkmės momentai. Ir sakau, pabrėžiu, šitas sluoksnis dažniausiai esame mes visi plūduriuojame tokiame tų vidutinybių šiek tiek, sakykime, net jeigu galime ir būti kažką daugiau pasiekę, nuveikę, sukūrę, bet mūsų dvasia yra tokia šiek tiek plūduriavimo etape, kada prasiveršti į tam tikrą aukštesnį dvasinį lygį gali tik tai vienetai, nes iš tikrųjų tas ryšys su apvaizda, ryšys su Dievu, vis dėlto tai yra, išrinktųjų privilegija, daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Duok Dieve, kad mes būtume bent pašaukti. O
turbūt paskutinis dalykas, tai turbūt ką paraginčiau ir pakvieščiau ir savo, lygiai taip pat priminčiau, kad vienas svarbiausių bendravimo su Dievu būdų tai yra pirmiausia dėkingumas, šlovinimas ir tas ypač pagarbus vidinis orus santykis su tuo, kaip aš vadinu, dieviškuoju kodu savyje. Mes esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir tas Dievo įvaizdis, Dievo šviesa, ta Dievo DNR, Dievo kodas, jisai bus atrastas tik tai giliai mūsų viduje. Apie tai yra kalbėjęs šventasis Augustinas, kuris yra nuostabią maldą sukūręs, kad o grožybė, kaip ilgai aš tavęs ieškojau išorėje, o pasirodo, tu visą laiką buvai mano viduje. Dievas yra jūsų viduje, niekur kitur, jis yra jūsų viduje. Ta kažkokia ypatingai šventa vieta, šventų švenčiausioji vieta. Ir tik nuo jūsų priklauso, ar tas kelias bus tolimas ar artimas, ar jūs nueisite tą kelią, ar jūs taip ir nekeliausite, nežengsite galbūt nė žingsnio tuo keliu ir net šaipysitės ir juoksitės iš tų, kurie tuo keliu eina. Galbūt atrodys kažkam, kad jau nužengęs, nukeliavęs ir jau turi tą ryšį su Dievu. Tai irgi apgaulė. Na, jeigu tai būtų, tai mes būtume stebukladariai ir galėtume daug ką keisti. Ta kelionė niekada nesibaigia. Tas ryšys visą laiką bus tik toks plokščias iš tų 3 ar 4 išmatavimo erdvės ir niekada nepasieks tų galimybių, kokios yra ten anapus. Tačiau dėkojimas ir šlovinimas visada leidžia pradėti kažką labai gražaus su tuo, kas gyvena mūsų viduje, mūsų sąžinėje, su tuo savasties šventumu. Užmegztas orus, pagarbus ryšys, dėkojant per savo tą vidinį kažkokį tai šventumą, kuris kiekviename žmoguje yra. Taigi dėkojant apvaizdai per tą vidinį orų šventumą, dėkojant kiekvieną dieną, šlovinant kiekvieną dieną gyvenimą, šlovinant viešpatį, šlovinant kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, keliantis ir gulant, dirbant, keliaujant ir einant. Nepamirškite pašlovinti ir padėkoti. Nuo to prasidės pirmieji žingsniai į tą šventų švenčiausiąją vietą jūsų viduje. Ir pamažu tas kelias bus vis aiškesnis ir tiesesnis. O vieną dieną jūs pajusite, kad jūs galite užmegzti tą ryšį su jūsų šventų švenčiausiąją vietą savyje, su ta savo šviesia savastimi, tarsi piršto spragtelėjimu. Tik panorėję jūs jau būsite tame šviesos, meilės, gėrio, džiaugsmo kanale savyje, savo viduje. Užsimerkite, pabandykite tai pajausti, eikite gilin į save, eikite į šviesą per save, eikite Jėzaus Kristaus vardu, kalbėkite tai Jėzaus Kristaus vardu, nes jis yra tas tarpininkas, kuris sako, jūs kitaip nepateksite į tuos kitus išmatavimus. Niekaip kitaip nepateksite, kaip tik per jį. Jis yra tas mediumas, tarpininkas, tas, kuris sako, tik per mane jūs galite patekti pas tėvą. Niekada žmogus nebuvo pajėgus užmegzti ryšio su anapusybė, visada buvo tam tikri tarpininkai, angelai, degantys krūmai, pasiuntiniai, ženklai, pranašai. O pats galingiausias iš jų yra Jėzus Kristus, Ješua. Kreipkitės į Ješua. Ješua parodys jums tą kelią. Jis jūs nuves į tą savastį, į tą šventą vietą jūsų širdyje, jūsų viduje. Ir jeigu jūs eisite į savo vidinę šviesą, jūs pamatysite, koks gėris ten veriasi. Jūs užmegsite ryšį su Dievu savyje, su tuo
dieviškuoju kodu savyje. Ir jūs pajusite tokią malonę, tokį gėrį, tokį džiaugsmą, kokio niekur kitur niekada šitoje žemėje žmogus negali pajusti. Taigi neieškokite Dievo ant debesies, nors jis yra visur. Jis kiekviename lapelyje, kiekvienoje gėlėje, kiekviename paukštelėje. Jis absoliučiai visur, viskas yra per jį, su juo ir jame. Tačiau ryšys su viešpačiu yra, ne per medį. Bet medis jūs gali tam įkvėpti. Ne per upę, bet upė jūs gali tam įkvėpti. Net ne per kitą žmogų, bet kitas žmogus jūs gali tam įkvėpti. Bet tas ryšys gali būti pasiekiamas per Jėzų Kristų, su viešpačiu jūsų viduje, niekur kitur, tik jūsų paties širdyje. Jeigu savo dvasią apvalysite nuo ideologijų ir įsitikinimų, jeigu išpažinsite ir nusimesite nuodėmių naštą, tarsi nešvarumų, išlukštensite savo dvasią, jeigu leisitės vedami savo šventų švenčiausią vietą, savo šviesiausią vietą viduje, nekurdami jokių įvaizdžių, kas ten tas Dievas mano viduje. Tai jūsų savastis, tai jūsų šviesa, jūsų dvasios galybė per Jėzų Kristų, su juo ir jame. Patikėkite tuo. Užsimerkite, melskitės, medituokite, keliaukite į savo vidinę šviesą. Būkite drąsūs žengti tą žingsnį. Tačiau žinokite, jeigu ryšys nepavyksta, žinokite dėl ko, ką daryti. Ačiū Jums labai, kad esate kartu. Linkiu Jums pačios gražiausios kelionės į save. Į save ne tą, kuris yra išorinis, psichologinis, fizinis žmogus, bet į tą gražiausią kelionę į save, tą dvasinį žmogų, tą šviesų, šventą, gražų, džiaugsmingą, sveiką, laimingą žmogų. Sutikite save tokį. Tikėkite, kad jūsų viduje toks ir yra jūsų tas tikrasis aš. Būtent jame slypi dieviškasis kodas. Ta Dievo dalelė, tas mūsų panašumas į jį. Būkite palaiminti. Iki kitų susitikimų.